Noriu pristatyti gynybos fondo įstatymo projektą ir išties nepaisant diskusijų, gynybos fondo įstatymas pateiktas ne politiniam pasišpilkavimam, o tam, kad būtų galima garantuoti krašto apsaugos finansavimą ne mažiau kaip 3% bendrojo vidaus produkto. Tokie yra identifikuoti poreikiai, pristatyti ir Valstybės gynimo taryboje, krašto apsaugos ministerijos išsakyti, taip pat Lietuvos kariuomenės. Ir pagrindiniai projektai, kuriuos siūloma investuoti, tai yra nacionalinės divizijos formavimas, stiprinant oro gynybos sistemas, taip pat vokiečių brigados priėmimas ir infrastruktūros įrengimas, kontrmobilumo priemonės, kurios yra reikalingos, bei aktyvaus rezervo aprūpinimas, kuris garantuos, jog mūsų saugumas bus didesnis. Taip, tai yra svarbiausia, kad mūsų saugumas bus didesnis. Mes jau seniai, prieš 2 savaitės pristatė šį planą, šį paketą, nežinau kodėl paketą jinai vadina, bet dievai nematė. Vyriausybėje buvo absoliutus patosas, plojimai, ovacijos, bučiniai, gėlės. Po savaitės ar po 5 dienų Armonaitė dar pataisimą dėl žaliojo dyzelino apmokestinimo pateikė. Apie tai mes pakalbėsime vėliau laidoj. Ir visą tai mums iš mūsų kišenių turėtų išimti pradžiai 300 milijonų, paskui 500–400 milijonų eurų. Bet esmė tame, niekas neprieštarauja prieš padidintą finansavimą gynybai. Aš suprantu, norime būti tikrai saugus ir ar bent jau kažkaip pasąmonėje jaustis saugesniais ir tas Kasčiūno naratyvas, kad jeigu mes skirsim 3,5, mes aplenksim amerikonus, man atrodo perdėm kvailas, bet tie 3%, okei. Klausimas ir nesutarimai yra dėl kelių pozicijų. Ir tie 300–400 milijonų, kaip ten bebūtų, bus išimti iš mūsų kišenės. Ir kas yra bjauriausia, labiausiai nukentės vidutinis ir žemasis visuomenės sluoksniai. Kas turėtų labai jaudinti tokius taupius žmonės kaip suvalkiečiai. Todėl ne veltui šioje sąmokslo teorijoje 2 suvalkiečiai, kurie yra ir valdžia, ir Seimų nariai, pabandysiu dabar pristatyti. Anų ekranų pusėje Kęstutis Mažeika, jis irgi yra iš Marijampolės, ir Dainius Gaižauskas irgi iš Marijampolės. Ir šiuo atveju pasakyti vyrai, kad gausis veltui arba 1 centas už abo nesigaus. 400 milijonų, kaip ten bebūtų, tai yra rimti pinigai. Ir pradedant nuo jūsų komentarų, dar trumpas tos pačios Skaistės pasisakymas, kaip byrės 100 milijonų į gynybos fondą. Jeigu bus pritarta pilna apimtimi, 25 metais galima būtų tikėtis 300 milijonų eurų, 26–27 virš 400 milijonų eurų ir tai padengtų tuos poreikius, kurie šiandien yra įvardinti. Kaip minėjau, tai yra nacionalinės divizijos formavimas su oro gynybos sistemomis, vokiečių brigados priėmimas, kur artimiausiu metu pasirašysim sutartį, taip pat kontrmobilumo priemonių finansavimas ir kas labai svarbu, tai būtent aktyvaus rezervo aprūpinimo programa, kuri taip pat yra pakankamai brangi. Taigi, mylėjai, viskas yra brangu ir viskas labai kainuoja. Tai kuo jūs esate nepatenkinti? Juk jeigu sakysite, kad nereikia, tai tada Mažeika ir Gaižauskas yra Kremliaus agentai. Bet jūs vos nesugriovėt šitos diskusijos svarstymo Seime arba šito paketo svarstymo Seime. Kame problemos, mėlėjai, gerbiamas Kęstuti ir gerbiamas Dainiau? Pradėkim Dainių nuo paties. Akiniai. Akiniai, taip, akiniai. Labą dieną visiems. Arnai, iš ties aš pataisysiu. Ta, ką dabar pristatė, sakai, prieš savaitę, prieš 2. Prieš 2. Mes jau girdėjom prieš gerus metus. Tai praktiškai ta pati mokestinė reforma, kuri jau bus šiame atmesta. Aš taip pavadinčiau. Sukritikuoti tie jų visi tie siūlymai. Ir šiandienai jie visą tai kartoja, tik dabar pavadinimą pakeitė, uždėję labai gražų, kilnų tokį galbūt tikslą, kad tai sako vis dėlto gynybos mokesčiai, gynybos stiprinimo mokestis, gynybos fondo įstatymas. Tai labai gražų žodžiai. Ir jeigu tu nebalsuosi už vieną ar kitą eilutę, tu nepritarsi, kaip ten Landsbergis sakė, nepritari dronam, nepritari oro gynybai, tu esi
proputiniškas, rusams tarnaujasi Lietuvos priešas ir taip toliau. Taip, jie su tokiu vaizdu dabar eina į Seimo posėdžių salę, tą patį darys ir komitetuose, tą patį darys ir žiniasklaidoje, bet tai visą tai yra tik tai dūmų uždanga ir visą tai reikia kalbėti ir rodyti žmonėms, kad vis dėlto šitie konservatoriai, jie antiek turi nemylėti žmonių arba antiek turi būti supuvęs, kad kai dabar baigi kadenciją, kiek čia liko jam, 3 mėnesiai, ar ne, jie daro tokius mokestinius pakeitimus ir nusitaikė būtent į vidutinės ir žemiausias. Atsiprašau, Dainiau, 5 mėnesiai jiem liko. Nu tai aš imu atostogas 2 dabar, aš taip nepavadysiu, sako, Seimo nariai atostogų neturi, bet birželio 30 dieną baigė. Aš supratau, bet vyriausybė dirbs vis tiek, taip vogt galima labai paprastai. Nu tai, jeigu ta prasme, taip, bet aš turiu menį įstatyminę, ar ne, bet įstatymų leidybos. Tai esmė ta, kad praktiškai paskutinėm minutėm, paskutiniam dienom sugalvojo dar vis dėlto prastumti tam tikrus įstatymų projektus, tą biudžetą, vienu žodžiu skylėtą, ne visiškai apliktis, vis galvoja, nueinantys, jie dabar kiti ateinantys jau sudraskys į gabalus, bet jie preminavo. Jie preminavo, pažiūrėkit, jie tuos įstatymus, kuriuos siūlo, jie kada įsiteisė 25, 26, 27, žmonės užmirš, kad šiuos įstatymų projektus, šitus mokesčių kėlimus, naujus ar ne, vis dėlto daro konservatorių valdžia, jinai tik pradeda įsigalioti ir žmonės pradeda jausti, kai bus kita valdžia, 25, 26, 27 ir praktiškai 28 jau būtų nauji rinkimai. Tai praktiškai žmonės pradėtų malti, atėjo nauja valdžia, naujų mokesčio kėlimą ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, ką gali padaryti toks mokestis, kad pirmiausia, ką galima, degalų dabar, dyzelino akcizo pakėlimas, praktiškai pabrangina absoliučiai viską. Mes prieisim prie to. Mes prie tų visų prieisim dalykų ir kadangi pačioj pradžioj, kaip sakei, kad mes vos nesugadinom ir neleidom jiems to tokio, kaip sakyt, sklandaus smegenų mulkinimų ir dūmų uždangos įvykdyti, jie turbūt buvo pasiruošę labai gražų scenarijų, jie žinau, kad po pietų jie net buvo kažkokį renginį suorganizavom, jį sugriojo. Tai esmė ta, kad, Kremlinis esi. Jo, baisus kremlinis, bet patys gavo iš tikrųjų gerai ir į smakrą, kaip mes vadinam, negražiai, bet tavo laidoje galima. Tai esmė ta, kad bandė jie iš tikrųjų, kas jiems pavyko, kad opozicija praktiškai išeliminuoti iš balsavimo, jie ko dar niekad padarė taip, kad tie įstatymų pakeitimai, ne kiekvienam mokesčiui atskiras yra pasiūlymas pateiktas paprastai, kiekvieną aptariama, kiekvieną atskirai balsuojama, o jie sujungia vieną ir sako, viskas balsuosim už visą paketą. Tam pakete, kur yra, ar ne, pavyzdžiui, mes Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga tikrai palaikom banko apmokestinimą, tą solidarumo mokestį tiksliau, ar ne, kad galėtų būti pratęstas iš tų milijardinių, kur Šimonytė sakė, ne, jokių būdų negalima, nes į nuostolį tuos būtent banką ir jūs čia nieko iš jų nesurinksit. Tai esmė ta, kad mes paprieštaravom tam, bet vis tiek nusibalsavo valdantieji, kad vis dėlto bus balsuojama už visą paketą ir neleis normaliai, kiek suprantu, net paklausti, nes antiek buvo principingai žiūrima į tą statutinę normą, kur gali užklausti tik lygiai 2 minutės. Jeigu 2 minutės tau pasibaigė, ten kad ir nebaigiai žodžio arba sakinio, sekundžių tikslumu, išjungia mikrofoną. Tokiam svarbiam klausimui. Tai prasidėjo iš pačio ryto tos tokios, kaip sakau, politinės peštynės, bandė jie parodyti savo raumenis. Parodė, pavyko jiems nusibalsuoti vienu žodžiu už tą paketo visą balsavimą, bet kadangi Razma, matom, bus nesuvaldomas, nes buvo įsijautęs į savo rolę, kad jis ne tik vicepirmininkas, bet ir jau Seimo pirmininkas, pats ir pastebėjo, kad ir nebuvo prezidentų, tai galima ir valstybės vadovas, jis ims ir padarys tvarką. Tai padarė tvarką lygiai, kai ten 2 minučių papusėdžiavo, jau paprašiau pertraukos, opozicija sutiko, dėka ir taip toliau, kitą posėdžio, kitam posėdžio jau pons laikinai einantis prezidento, Seimo pirmininko, viso kito ko tik. Nuo šoninių mikrofonų liko tik stovėti, bet ir tai da bandė pamutyti vandenį, sako, aš čia tas, kuris dabar galiu, jums ypatinga skuba. Tai kada, kuri tik tai daroma per karą ir kada mobilizacija paskelbta, bet paskui susigėdo, į Kuprą nutraukęs, nubėgo į savo vienu žodžiu vietą ir niekas jam nepavyko. Bet
kai kurie akcentai praslydo, o mes dar vieną radom iš karto įstatyminę normą, kad paprašėm ekspertinio vertinimo, taip kad jiems tas skubos tvarka, tas visi kiti elementai, tikrai nors ir posėdžių salėje nepavyko ir galbūt mums nepavyko jų visiškai sustabdyti, bet komitetuose mes išlukštensim kiekvieną jų siūlymą ir netikiu, kad jiems pavyks, tikrai galbūt iki birželio 18. Aferą sunaikinsim arba bent sustabdysim, kad iki kadencijos pabaigos, kad kiti kurie ateis tokių nesąmonių nepadarytų. Tai mano tokia įžanga. Kęstuti, dabar tavęs noriu klausti. Paprastai vardan Lietuvos dauguma valdančiųjų projektų palaiko. Nu, ten trūksta, socdemai dameta keletas balsų, jūs primetat keletą balsų. Nu, taip yra, tokia yra statistika. Tai būkim bėdni, bet teisingi, sąžiningi, taip yra. Tai kodėl šį kartą net ir jūs kritikavote tą paketą? Nes, nu, visgi 300-400 milijonų skubos tvarka prastumti tokį įstatymą, nes tokiai pinigų sumai iš tikrųjų reikėtų ekspertinio vertinimo ir nieko negalėjot padaryti. Kodėl jūs pasišiaučiat? Iki tol paprastai palaikydami. Tai turbūt protingus dalykus visi palaikom ir čia turbūt apie visą poziciją galime kalbėti imperatyviai. Kai kuriais atvejais taip vienas kitas balsas iš vienos ar kitos frakcijos nubyra, tai turbūt yra atskiri susitarimai, kurie rodo, kad vis tik valdančiosios daugumos nėra to užtikrinto 71 balso ir jie bando vieną kitą prisitraukti, kažkaip įkalbėti ir pritemti, bet šiuo atveju turbūt tikrai nei viena partija bendrai parlamentinė neprieštaravo, kad reikia tokio gynybos fondo ir visi turėjo idėjų, pasiūlymų ir dėl turbūt esminių dalykų visi mes sutarėme, bet kai čia gerai buvo pastebėta, kai buvo bandoma viską tuo paketu stumti, tai ir iškyla klausimas, kad lygtais mums šiandien reikia duonos, bet prie duonos mums dar liepia pirkti kažkokių grėblių, kastuvų, kur galbūt mes gyvendam bute ir mums jų niekada nereikės. Tai vis tik tai yra nelogiška ir turbūt opozicinių frakcijų balsavimas parodė, kad vis tik, gal tik vienas per klaidą, man atrodo, balsas ten buvo iš opozicijos, kiek žiūrėjau, bet tai turbūt irgi tik tai per klaidą. Ir tai yra valdančiųjų užsispyrimas. Ir tas susispyrimas jau yra nuo tos mokesčių reformos, kurios nebuvo visą kadenciją pradžios. Ir čia galbūt irgi gerai pastebėta, kad vis tik tai gali būti, tai yra tam tikra mokesčių reformos schema, kuri pavadinta gynybos kažkokiu tai fondu, kur lygtais čia mes surinksim pinigų, bet turbūt reikia akcentuoti tai, ką skalambija ekonomistai, kad vis tik jau dabar mes nesurenkame PVM ir pelno mokesčių. Ir tai jau yra signalas biudžeto įgyvendinimui, nes mūsų biudžetas yra suplanuotas optimistinis ir jau eina, kaip sakant, jau antras ketvirtis iš eilės, kai nesurenkama nei PVM, nei pelno mokesčių, kurie yra pagrindinė biudžeto dedamoji. Tai šioje vietoje tikrai turbūt signalas patiems valdantiesiems, kad tie darbai, kurie buvo nepadaryti nuo kadencijos pradžios, dabar ir atsisuko prieš juos pačius ir turbūt tie pinigų mėtymai, kurie vyko, tai yra turbūt pasekmė. O tos procedūros, kurios vyko nuo pat pateikimo ir mes ryte lygiai taip pat frakcijoje ginčinomės, ar tai įmanoma tokį svarbų projektą, ar išdrys valdantieji visų paketų bendrai balsuoti už pakankamai daug diskusijų ir prieštaravimų keliančius būtent atskirus projektus, jie parodė, kad jie tą ir padarė ir jie buvo tam pasiruošę ir tai turbūt ciniškiausias dalykas, kad ta skubos tvarka ir netgi turbūt atkreipsiu dėmesį į tą patį akcizą degalams, kur liečia ypatingai žemdirbius,
jis nebuvo net įtrauktas kaimo reikalų komitetas. Tai šiandien komitete mes atskirai paprašiau, kad įsitrauktume dar kaip komitetas papildomai savo valia. Sutikom, kad visi komiteto nariai sutiko, kad privalome mes irgi tą dalį apsvarstyti, įvertinti būtent pasiekmes žemdirbiams. Tai turbūt prie to skubėjimo, prie tokio tikrai turbūt aklo bėgimo link priėmimo, buvo padarytos turbūt tokios grubios klaidos ir čia turbūt tam politiko abėcėlėje apie tai daug parašyta, bet tie patys seni vilkai, toks kaip Jurgis Razma, jis turbūt tą abėcėlę skaito iš kito galo arba apversta, nes jam turbūt šiuo atveju būdant valdžioje atrodo, kad jisai viską daro vienintelis teisingai ir manau, kad tas atmetimas to pačio ekspertinio vertinimo, neišgirdimas opozicijos, kad balsuoti už kiekvieną atskirai ir iš principo to fondo sudarimas taip, kad jisai lygtais būtų baigtinis ir tik tai čia konservatorių kažkoks tai projektas, tai aš manau, kad tai yra labai nesąžininga ir vis tik besikeičiant sąlygom, ką ir akcentavau dėl jau dabar nesurenkamų PVM ir pelno mokesčių ir galbūt dėl galimybės atsiradus kažkokiam tai naujiem papildomiem finansavimo šaltiniams, tas būtent gynybos fondas turėtų būti lankstus, atviras ir tikrai prisitaikantis prie besikeičiančių sąlygų, nes kitu atveju tai yra eilinis kažkoks tai eilinė eilutė, į kurią bus surinkta pinigų ir galų gale žinant dabar užsakymų, kiek trunka užsakymai, sutarčių įgyvendinimas, tai galiausiai tie pinigai nežinia, kiek jų bus sukaupta ir kaip jie bus panaudoti. Tai vis tik ar tai bus iš anksto, ar kaip ir kiek skolintis galbūt daugiau ar mažiau, čia mes irgi apie tai turbūt dar kalbėsime, kad vis tik žmonės turi žinoti ir ypatingai politikai, kurie balsuos už tą vienokį ir kitokį gynybos finansavimą ir jeigu visuomenė jau tos akcijos, kur buvo 4% gynyba ir taip toliau, tai visuomenė rodo tam tikrus signalus, bet jeigu tie žingsniai, kurie atliekami Seime valdančių yra su tokiu šešėlio kažkokia tai priedanga ar dūmų uždanga, tai vis tik tikrai nekelia pasitikėjimo, kas už tuos pinigus bus nupirkta ir kaip jie bus teisingai paskirstyti ir investuoti, kai turim pasakyti, skurdas Lietuvoje iš tiesų muša rekordinės aukštumas. Taip, gerai, Kęstuti, viskas okei. Bet šešėlis pirkimuose tu paminėjai, o ar ne jūsų balsais viešųjų pirkimų įstatymo pataisos buvo priimtos, kur galima krašto apsaugos ministerijai daryti pirkimus, apeinant viešųjų pirkimų procedūrą? Dėl savo balso tai galiu pasakyti tikrai negaliu to tiksliai balsavimų, nepakomentuosiu, kieno ten balsais, manau, kad ten įvairių tų frakcijų buvo balsų, čia galbūt yra paaiškinimas dėl viešųjų pirkimų, suprantam turbūt, kad visi kariniai pirkimai, jie negali būti viešai skelbiami, tai yra turbūt Europoje taip yra tokia praktika ir tą sistemą bent jau žinau, kiek iš mano atminties, tai praeitoj vyriausybėje būtent ir Giedrimas Jeglinskas, būdamas viceministru ir vertinant tą perimant patirtį iš Europos, iš NATO netgi ir kitų ES šalių būtent gerosios praktikos po auksinių šaukštų skandalo, kuris įvyko dėl būtent, prisiminkim, kaip buvo prie Oleko, tai čia ir buvo pakeista ta sistema, kad būtų sudėti saugikliai ir nebūtų taip, kad dar vieną, antrą, trečią, penktą kartą mums tie auksiniai šaukštai atsisuks tuo, kaip sakant, tuo galu, kai pinigai išleisti, o nupirkta ten 10-100 kartų prastesnės kokybės arba mažiau dalykų. Viskas okei. Mes bokserius turim, pinigai išleisti, o nupirkti 10-100 kartų prastesnės kokybės aparatai. Dievai nematė, bet mes kalbėkim toliau, jūs pasakėt klaidos. O Dainiau, aš sakyčiau, kad tai yra, abudu paklausykit, tai yra
tikslingas korupcinis veikimas, nes Kęstutis pasakė ir tu pirmas įvardėjai, kad tai yra ta pati neparuošta prastuminėjama mokesčių reforma įvilkta į gynybos paketo pavadinimą, bet Kęstutis pasakė, ieškosim naujų finansavimo šaltinių ir pasakė žodį skolinsimės. Štai tame pakete yra vienas labai įdomus punktas, kuris nukerta visas galimybės vyriausybei skolintis iš žmonių, kurie bankų indėliuose laiko 20 milijardų eurų. Skaistė su Šimonyte, su visa šita valdančiųjų goveda įkišo tokias sąlygas skolinimuisi, kad nei vienas, nors šiek tiek mąstantis žmogus, neduotų tokiomis sąlygomis nei eurų. Prašau. Koks turbūt esminis tikslas gyventojo, kuris skolina? Jeigu jo tikslas yra užsidirbti, matyt, patrauklų nebus, nes matyt, įdėjus terminuotą indėlį pajamas galėtų gauti didesnės, tačiau jeigu jo tikslas yra prisidėti prie gynybos, neišleidžiant papildomai savo turimų lėšų, matyt, tai jam galėtų būti patrauklu, todėl tai labiau orientuota į tos žmonės, kurie nori prisidėti prie krašto apsaugos finansavimo ir galimybių gerinimo tokiu būdu. Skolinimas šiaip nėra pajamų šaltinis. Tai yra priemonės užtikrinti pinigų srautus, bet kaip žmogus gali prisidėti prie gynybos stiprinimo, tai reiškia paskolindamas pigiau, negu valstybė galėtų pasiskolinti rinkoje. Jūsų komentarai. Nu tai Arnai, kai leidi man šitus pačius vaizdus, kuriuos aš girdžiu, aš suprantu, bet aš leidžiu ne tau, aš leidžiu. Tai dėl to aš noriu paaiškinti žmonėms, aš nesuprantu, kaip žmonės už juos dar balsuoja, už tas lakštingalas, nes esmė ta, kad, aš sakau, tai yra mokestinė afera, aš taip ir vadinu, nes viskas paremtas melu, viskas absoliučiai melu. Pradėkime nuo to, kad taip, kaip sukonstruotas visas šitas pateikimas, buvo šiaip daromas labai profesionaliai, labai. Manau, kad jie pasirengė pasikvietė labai profesionalius įtaigos specialistus, ar ne, kurie tikrai žmonėms smegenis užmulkina per tą savo propagandą, nes esmė ta, kad dabar, kai jie sako, ne, dabar visa šita pinigų reforma, trūksta pinigų gynybai pinigų netrūksta. Aš kartoju, viskas eina iš tų mūsų 19 milijardų atskiras 251 dabar buvo nustatytas partijų sustarimas, ne, kiek galima skirti gynybai, suprojektuotas per 3,5 metų. Dabar aš sėdėjau komitete gynybos, ar ne? Praeitam kadencijos aš buvau pirmininkas, šitoj persikėlė ir aš žinau, kaip viskas buvo išdėstyta, kokie įsigijimai, kaip mes matom kariuomenę, kokie ginkluotė, užsipirkimai daromi 5-10 metų į priekį, žinau, kaip tie pinigai suvaikšto, toliau pasitvirtinom naujus operacinius NATO planus, žinau, kad viskas persiorientavo, žinau, kaip visa tai buvo daroma ir 3,5 metų, kaip lakštingala, dabar Aukridava kalba, jinai viską užšneka kitaip, atrodo, kad mes iš vis nieko neįgim. Jie turėjo krašto apsaugos ministrą Anušauską, kurį numetė nuo pareigų, ar ne, likus 1,5 metų iki kadencijos pabaigos, o atėjęs Kasčiūnas į jo vietą padarė analizę ir pasakė, išsigandus, sako, nieks nebuvo daroma. Esmė ta, kad netgi dabar, kai kontromobilumo paketų, tarp kitko irgi čia yra, ne, kad pirksim tenais mes tuos betoninius drakonų dantistas vadinamus, tuos ispaniškus arklius, ne, tuos kliūtis, pasirodo, sako, net paruoštukų nebuvo paruošti viešuosius pirkimus. Betonui su armatūra, apie kokius tankus, apie kokias oro gynybas. Visa tai, kas yra suprojektuota praeito, dar prie karoblio, tai ir sraigtasparniai, oro gynybos sistemos, taip toliau, ir pinigai, kur buvo sumokėti, dabar jie tik planavo, jie labai daug kalba. Jie iš tikrųjų gerai kalba. Viziją žmogus turėt gali, bet tu neparemta nei pinigais, nei kuo. Aš žinau, kad visai prieš biudžeto, dabartinį biudžeto vienu žodžiu tvirtinimą, aš pamenu, kai buvo siūlymas iš partijų, mums gali reikėti 3%, žiūrėkit, kaip jūs tos mokesčius darysite taip toliau. Jie guliai kryžium konservatoriai ir pats Kasčiūnas nebalsavo už 3%, jie už 2, 5-1. Visai pasižiūrėkit, kai buvo prieš 1,5 metų, kas buvo. O dabar, kai žino, nueina, jie nuo valdžios jų nebus, tai jau 3,5 į tokius projektus. Tai reikia žmonėms pasakyti, pinigų biudžete yra. Tai jeigu mes sakom, prioritetas gynyba, tai atriekėm tuos, ką mes sutarė partijom, mes žinom už ką, grįšim prie to, nes dabar nežinom net už ką.
susidėliojom, kariuomenės patarimas yra, kariuomenės vadas patvirtino, kad mes tą kritimą eisim, NATO mūsų partneriai taip pat atliepiam į Lenkiją, Latviją, tą visą rytų gynybos flangų ginamumą, kas kiek ką įsigijo, aš tą supratau, mes už tai sutartinį sutarimą pasirašėm. Dabar kas vyksta, tai yra, aš sakau, dūmų sklanda, nes nieko panašaus nėra. Jeigu čia jiems reikia 400 milijonų, aš pasakysiu, kad yra tų pinigų. Žiūrėkit, 400 milijonų. Tai dabar iš karto sakau, kadangi suvalkiečiai, tai pradėsim nuo suvalkiečių. Jau, skaičiuoju. Nuskaičiuomi. Ateina Vyšniauskas ir sako, reikia pakeisti ženklus. Dabar nes jie kažkaip sovietiniai, ne taip, visą tai kainuos 160 milijonų. Prašau. Tada sakom, stadionas dabar, kur ne Vilnius, reikia žūtbūt Vilniaus stadiono, taip toliau, jau kiek 240 milijonų. Taip. Kiek suskaičiuok jau yra? 4. Pradėkim tą pliusą. Sako taip, kadangi sveikatos sistema turi būti pasiruošus karui, turi būti ligoninės paruoštos ir pasirodo ekspertizė dabar padarė ekspertinį vertinimą ir specialistai nieko mes nepasiruošė, bet ne apie tai. Ką pasiūlė Dulkys ir labai įsimintina, sako, jeigu gerbė, rūkai tu arnaškai žinau. Taip. Jo, rūkai. Kad numestum rūkyti, to sako, yra tokia auksinė sidabrinė linija. Telefonu paskambysi mergaitė. Jo, tas geras. Jo, vienu žodžiu, ne tau pakalbės, kažką burbur ir tu numesi rūkyti. Ir visą tai Šimonytė pasirašė 1,3 milijono. Šitai programai, jau turim, ir dėl viso piktų, kad mažai nebūtų, tai kad kas tas Europos parlamento rinkimai ir prezidentų kartu, darom atskirai, kiek ten tų milijonų? 18. 18 milijonų, kiek mes turim? 420. Milijonų. Palauk, o jeigu aš dar dadėsiu, Kęstutis dingo kažkur, bet mažu prisijungiu. Esu. Esi? Gerai tada, tai žiūrėk, aš dar pridedu. 200 milijonų kasmet į antros pakopos pensijų fondą. 600 milijonų. 180 milijonų Garbačiauskaitės naujas pastatas. Kiek? Taip. Jau 780 milijonų. Taip? Ir 90 milijonų. Vyriausybės dar pastatas. Taip, palauk. 50 milijonų. 150. Taip. Lietuvos banko 90 milijonų. 870 ir vyriausybės miestelis, kiek sakėjai vyriausybės pastatas, Kęstai? 150 milijonų. 150 milijonų. Bičiai, ir jeigu norit dar vyšnę ant torto, tai pelkim, kur yra 16 milijonų, dar ministras. Dar 16 milijonų. Kikiliui 250 išsaugot, bet esmė tokia, kad dar jūrų parką mes nubėgom, ne žemės neišnaudoja, kiek ten milijonų. Tai gerai, bet ne... Vėjo parkas? Taip. Ten 5 milijardai už 2 parkus. Čia minimaliausiais skaičiavimais su infrastruktūra žemėje. Kur mes įrodė, kad ant žemės dar ženkliai pigiau aptarnavimas, apsauga, visi kiti dalykai. Tai pažiūrėkit, mes suskaičiavom su 2 suvalkiečiais ir 1 Vilniečiu milijardas 50 milijonų. Tai viskas kitai kadencijai, nei vieno mokesčių nereikia pakelti. Ir mes tos pinigus turim apie tuos, kuriuos dabar būrė, kad dieve mano, nėra pinigų, nėra gynyba. Milijardas. Tai dabar grįžtant prie Skaistės. Kągi reiškia ta procedūra arba tas siūlymas, kad gyventojas savo norų skolintų nedaugiau negu už 2 procentus. Mes kalbam apie obligacijas. Mes pasakym taip, kad dar norėsiu grįžti, už ką, nes pirmiausia pradžia turi būti, kam viso to reikia, ne? Tai kodėl šnekėti? Tai gerai, jeigu tu tą klausimą užduodi, mes irgi sakėm vieninteliam dalykui, kuriam galėtume pritarti, ar ne? Tai jeigu tas solidarumo mokestis banko, apie kurį šnekėjom, ar ne, nes milijardiniai pelnai mauna kelnes, kaip nežinau, kas dar nenori dalintis, ir mes turim argumentų tiek, kad jie privalo dar daugiau atiduoti negu gali. Tai negu mes dabar prašom, bet negana to, tai tvarkoja apie šitą. Ir pasakom, jeigu tikrai mums reikia, pavyzdžiui, oro gynybos sistemai, bet tam vis to prieisim, niekas nekalba apie raketas. Mes išneka, nusipirksim oro gynybos sistemos, Airistį dar tie kažkokias. Šautuvą, kaip kitaip tariant, ne? O iš ko šaudys? Raketų kainos milžiniškos, kiek mes jų, ten nei nuo kalkuliatorius nėra, bet ne apie tai. Tai jeigu mes dabar tai šnekam apie visus šitus, kuriuos paskaičiavimus, čia mes dabar tai turim, ar ne, ir kurie siūlo ir tą pagrindimą, kurio negali pagrysti nei pinigais, nei nieko, nes nėra ant popieriaus, nes visas tas pagrįstas melu. Tai sakom gerai, bet jeigu reikėtų obligacijos, tai mes pasakym, kadangi žinom, paskaičiavam, kiek bankai duoda, jeigu žmonės norėtų to savo investicijas daryti, darykim ne mažiau 4 arba 7, netgi kito tarpu. Tegu žmonės skolina, gauna, uždirba vis dėlto lietuviai, ar ne? Ir jeigu tikrai pirks, nes prieš mėnesį išleido valstybė obligacijų paprastų, nepavadinę nei gynybą, nei taip toliau, už 200 milijonų išpirkau per 3 dienas.
Ar ne? Tai jeigu tiek turim pinigų, jie gynybai, bet duokim uždirbti. Bet ką pasakė finansų ministrai? Nedaugiau 2%. Bet tai reiškia, yra, Kestai, ar aš neteisus, tai yra skolinimosi sužlugdymas iš gyventojų. Iš karto. Tada tau yra atrištos rankos skolintis iš bet kurios tarptautinės institucijos už kokius nori pinigus. Ar aš neteisus, Kęstuti? Na tai visiškai ir tai turbūt parodo, kad tie žmonės, kurie turi indėlius ir dažnai, net ne indėlius, tiesiog bankė turi pinigus, kiekvienas, kuris gauna atlyginimą ar taupo kažkam, tai jo tie pinigai bus, jisai, jeigu norės kažkur tai, kaip sakant, užsidirbti, tai gaus mažiau nei skolinsis valstybė iš kažkokio tai užsienio komercinių banko ar ten kažkokio tai fondų. Tai turbūt yra toks požiūris į žmonės, kuris šiandien dienai, manau, pasityčiojimas yra ir žinant infliaciją kokia yra, tai jeigu dar reikės tam žmogui pasirašyti kažkokią tai formą kažkiek tai terminuotai, kad jisai tiek metų paskolina, tai manau, kad valstybė gaus atsakymą, kad tikrai neturim čia mūsų žmonių, kurie čia skolintų, mums reikia skolintis, kaip sakot, brangiai, už didelės palūkanas, kai jau vieną kartą istorijoje prisimenam, jau buvo taip padaryta ir po to, taip sakant, tas mūsų skolinimosi limitas, turbūt neguminis, jisai galiausiai tai bus našta ir neduok dieve dar šitą vyriausybę pasiskolins, nes žinom, Kubilius jau buvo skolinęsis tikrai su tokiom palūkanom, kurios, paskui buvo aptarinėjamos ne vienoj komisijoje. Tai vis tik tai yra, turbūt, galbūt einama kažkokia tai sena vaga, senais pramintais keliais, naudojantis kažkokiom tai, konservatoriams žinomomis schemomis, kurios, iš tiesų, paskui verčia tą naštą ant visų Lietuvos gyventojų. Ir turbūt, jeigu čia jau, nusileidžiant ant žemės, kad vis tik tie pinigai, kurie reikalingi, tai bus, jeigu žmogus neturi pinigų, tai galbūt jisai sakys, tegul ten tuos iš tų ir skolinasi čia, kur ten kaip bus, tai bus. Bet turbūt nepalietėm klausimų apie būtent žemdirbius, ką ir aš užsiminiau pradžioj šiek tiek apie tai, kad vis tik žemdirbiai, prisimenam Vilniui, kai jie su traktoriais važiavo ir čia reikalavo tų kelių punktų, 6 dėl tam tikrų sprendimų, kad jie galėtų ne gyventi, bet pragyventi, išgyventi, nes žemdirbys, kuris ypatingai pieno ūkiai, kur susimodernizavę, pasėmė paskolas, tai įsivaizduokit, kaip gyventi ūkininkui, čia konkretus pavyzdys, kuris per mėnesį iš pieno turi pajamų 11 000 eurų, o bankui su šiandieninėm palūkanom ir visais kitais mokesčiais turi atiduoti 16-17 000 eurų. Tai turbūt tokia realybė ir kodėl mes matome, kad jau 2 metai, jau 3 metai eina, kai ypatingai pieno ūkiai traukiasi, mažėja, ta pieno krizė vadinama, siubuoja tą laivelį, bet tas laivelis, kaip sakant, kapitonams ir tam laivo įgulai visiškai neįdomu, kad čia kažkam tai yra blogai. Ir dar siūloma labai ramiu veidu, aš ir vyriausybės valandoje praeitą savaitę uždaviau premjerai klausimą dėl akcizų didėjančio, nes ūkininkams net problemos neišspręstos, kaip ir ta pati pieno krizė, nes pienininkai ypatingai naudoja daug kuro tam pačiam pašaram paruošti ir visiems kitiem darbam, tai įsivaizduokim, ta prasme atsakymas tas, kad tai liečia visus ir visi turi proporcingai prisidėti, tai taip, natūralu, bet jeigu žmogus, kuris dabar uždirbdamas 11 000 ir sumokėdamas kas mėnesį 16 000 bankui, dar turi prisidėti ir mokėti, ta prasme, jam vyriausybė ir valstybė neištiesia rankos ir dar labiau jį kažkur tai stumia į paraštės, tai yra tikrai nesąžininga. Ir aš, paskaičiuojant, reikia pasakyti, kad dabar komitete šiandien perklausiau kaip tik biudžeto finansų komitetą, tai sako, kad degalams prisidės tik tai 6 centai. Tai atrodo, čia nėra tiek daug,
Bet, na vėlgi, va, tas paslėptas dalykas, kad turbūt reikia visiems pasakyti, kad nuo kitų metų jau įsigalioja CO2 dedamoji degalams. Tai yra jau kitais metais bus 10 centų, o 30 metais dar 50 centų dasidės. Tai taip kasmet po 10 ir daugiau centų, tai įsivaizduokim, kiek tai yra, na, kokia tai našta atsiranda. Ir tai vėlgi galim kalbėti apie tą patį, kad, na, turbūt tai yra to pačio PVM mokesčio pasiekmė. Nes jeigu pabranginti, na, pakėlus PVM automatiškai viskas pabrangsta, tai lygiai tas pats atsitinka ir su degalais. Jeigu degalų kaina kyla, tai automatiškai kiekvienas tiek gamintojas, tiek pervežėjas, na, tą kainą įskaičiuoja į produktų ir už viską sumoka galutinis vartotojas. Taip, ir jeigu pradžioj paminėjau, kad tas skurdo rizikos riba ir užribį jau tam, kai vidutiniškai, na, Lietuvoje būdavo ten 3–3,5% žmonių, tai dabar paskutiniu metu tai yra jau virš 6,5% žmonių. Tai ką tai reiškia, kad, na, ta riba tų žmonių, kurie yra žemiau skurdo rizikos, na, tik didėja. Ir tos tendencijos, na, kaip sakant, yra į tą blogėjančią pusę, tai turbūt yra, jeigu, na, siūlomi tokie sprendimai, tai, na, tikrai, nežinau net turbūt kaip pavadinti tokius siūlytojus ir na, vyriausybė nematanti tokių, na, turbūt iššūkių, kurie laukia, tai yra... Ne, Kęstuti, aš suprantu, kad tu už ūkininkus esi. Viskas čia tvarkoja, bet štai apie tą akcizą dyzelinui. Skaistė, kai pirmą kartą pristatė Dainius prieš savo akis, turi pasijėmęs tą lentelę, reiškia, jinai buvo pristatyta prieš 2 savaitės, praėjusį pirmadienį Armonaitė dėl dyzelino pasakė, kad Laisvės partija, aš turiu, siūlys pataisas, kad kaip žmogui, piliečiui, Mažeikai, Gaižauskui ir Klivečkai, iš tikrųjų benzinas brangtų 6 centais, tai yra po 2 centus kasmet gynybos dedamoji, o žymėtasis ūkininkų dyzelinas brangtų po 6 centus kasmet. Kaip ūkininkas Kęstuti matomai praleidai, tai skirtumas tarp 6 centų Gaižauskui ir Klivečkai ir 18 centų Mažeikai, mano galva, yra, ar nėra? Aš taip skaičiuoju. Ir štai šią vakar Skaistė, tai yra ne jau šiandien, komitete Skaistė, dainuoja tą pačią giesmę apie tik 6 centų pabrangimą visiems degalams. Diskusijų metu išsakys politiniam partijom palaikius, buvo pritarta, kad būtų, na, papildoma tokia kepurė uždėta, kurios pajamos būtų skirtos būtent gynybos finansavimui, tas taip pat buvo padaryta, todėl įstatymų aiškinamajam rašte matosi, kuri dalis yra ant kiekvieno akcizų uždėta dėl prieš tai parengto 3-mečio akcizų plano, kuris susijęs su rinkos tendencijomis ir kas yra papildomo pasiūlyta atsižvelgiant į gynybos poreikių finansavimą. Ir žaliųjų akcizų dalyje taip pat siūloma įvesti tam tikrą saugumo dedamąją, tai reiškia, kad CO2 dedamoji šiek tiek auktų 25 metais, tai reiškia tie dydžiai, kuriuos planavome pasiekti 27 metais, būtų pasiekti jau 25 metais. Ir taip pat žaliajam ūkininkų dyzelinui atsiranda ta pati saugumo dedamoji. Tai reiškia, kad akcizų mokėjimas dėl šio sprendimo padidėtų 5 centais, na ir žmonės, kurie perka matyt kurą, jam taip pat dar paaugtų 1 centų dėl pridėtinės vertės mokesčio. Bendroji sumoji poveikis kainai būtų 6 centai. Čia tokia gražios, Dainiau, sakyk, gražios idėjos, CO2 dedamoji, ES direktyvas dėl CO2 mažinimo vietoj 27 metų pasieksim 25 metais. 5 centai plus 1 centas PVM dedamoji, viskas to. O aš negirdėjau nei vieno karto dėl dešros, bulvių, batono, kiaušinių, šildymo, elektros, bilieto, vandens, dėl visko. Negirdėjau, nes, nu, tai yra grandininė reakcija. Ar tu matu? Ar aš neteisus? Taip, tikrai taip. Esmė ta, kad sakau, nu,
Vien tik mes paėmėm vieną tik tai eilutę, kuri praktiškai pabrangis paprastam žmogui viską. Maistas pabrangs, viskas pabrangs absoliučiai, nes kai kuras brangsta, nuo to galima skaičiuoti visą laiką, dėl to ir būdavo didžiausia kova, kada kalbama apie kuro pabrangimą normaliuose valstybėse, žiūrėkit kokį mitingą ir taip toliau, pas mus tik, ne? Bet išmėta, aš kaip vėl paleidą, aš ir žiūriu, tai reikia... Nervas ima. Reikia žmonėms aiškiai ir pasakų žmonės, tai pudrina smegenis, aš kai dabar žiūriu, tai žinot, su kuo aš lyginu, gerai, vis tiek tokio laido galim pasakyti, čia tas pats, kai būna tas toksai kaip jau procesas alio mama. Žinai, kas tai vadinasi alio mama. Paskambina iš zonos, iš to kalėjimo. Žmogus apsimeta kažkuo ir išprašo žmonėms pinigų. Ir taip saldžiai užkalba, kad žmonės atiduoda pinigus, močiutės atiduoda pinigus už anūkėlį, kur iš tikrųjų vaikų neturi. Tai esmė kažkas tai panašaus, nes esmė visur maka įdeda mokesčių gynybą ir taip toliau. Mes parodėm, kad pinigų gynyba yra. Kita vertus, kai pradėjau kalbėti, kokias 2-3 minutės aš nuėmiau laiką, kalbėjau apie tai, kaip visi mes esam sutarę. Vyriausybė pristatė... Taip, jinai ir dabar pasakė, partijų susitarimas buvo. Partijų susitarimų. Ir verslininkam, aš buvau visuose susitarimuose, kai pristatinėjau ir bet kokią tvarką. Žiauru, kai buvo Kasčiūnas komitete, kritikavo Anušauską, ne dėl to, kad neneša nieko Anušauskas į komitetą ir viskas eina atvirkščiai. Tai dabar pats papuolė į tas, kaip sakyti, rogės ir jis panašiai daro, nes pirmiausia pristatė neva verslininkam pas Šimonytę, vyriausybės atstovams, verslininkams ir taip toliau ir taip toliau. Čia kur tu pasakoji, kad kranas kažkoks ten. Jo ten pasakoja, ten dėlioja pavadinimus kuo sudėtingesnius, pirksim tą, trečią, penktą. Tik klausau, aš gal, ką jūs čia šnekat? Tie patys dairūs verslininkai, pirk. Ir viskas, baigėsi posėdis. Niekas klausė, išėjo į tribūną, jau dabar jau sutarėm su verslininkais, jau verslininkai linksi. O kodėl links, aš taip galvoju, nes visi pamiršta, kad Europos Sąjunga pasakius, kuria būtent Europos Sąjunga gynybos fondą užkurti karinę pramonę, tai verslininkai turės tikrai daug, nes ten yra 100 milijardų, kurie ateis ir tam tikras valstybės ir ten jie galės, tai kuris tau pasakys, kad čia yra blogai, kad gynybai nereikia ir taip toliau, reikia, ne? Dėl 2,5, nes turim jau čia jau 4, tai tik tai tam buvo užkėlę dar didesnė, kaip sakyti, lubas, kad dėl tų 3 niekas neprieštarautų, bet ne apie tai. Tai sutarėm verslininkam pristatė, aš galvoju, dieve mano, paprastai būna, Nacionalinio saugumo gynybos komitete, tada į Seimą, neišeinam, kai išeinam į Seimą, tada gali būti ant pristatyti ant tą didesnę auditoriją, kokiam tiem specialiam verslininkam, paskui žiniasklaidai. O čia atvirkščiai, pirma žiniasklaidai, pasigyrė, kiek čia mes pirksim jau dabar, tai Kasčiūnas šiaip visą viziją turi, jis papasakojo gražiai. Patikėk Dainiau ir Kęstutį viziją, aš pavaryčiau žiniasklaidą neblogesnė. Aš tikrai irgi neblogesnė. Oho, pas mane plaukų ir pavadiniai laivai. Bet aš... O kodėl tu jokies? Bet ar tu palauk, o tu žinai, kad šiandienos, negirdėjai, tavo komitete povandeninės pajėgos bus kūriamos. Bet tai nebūtų. Šešupiai, Marijampolė. Jau tada labai seklu. Aš nežinau. Labai seklu. Palauk, kodėl tu jokies? Rakutis pasakė, mums reikės povandeninių pajėgų apsaugoti kabelį nuo vėjo parkų. Tai dronai yra, ne apie tai. Gerai, šnekėkime apie tai. Tai gerai, pristatė savo tą dainelę, kurio niekas, absoliučiai niekam nepritarė, nei su nieku niekas nederino. Tada išėjo spaudos konferenciją, pasarė, iškėlęs vėliavą. Da mes naujo kariuomenės vado neturim, nes nežinom, kaip jisai mato savo viziją. Ar jis testinumą darys, nes mes nematom tos divizijos, kokiais vis dėlto sunkioji, nesunkioji, kokios tos oro gynybos sistemos. Esmė dar daug nežinomųjų, juolab, kad ateis nauja vyriausybė. Šiaip suplanuoti 50 mečių visą laiką tas buvo ir niekas ten nenukrysta. Dabar ką šitas Laurinas pripasakojo, ten tos vizijos. Jis gerai šneka, aš ir norėčiau viso to, ką jis pasakė, bet žinau, kad neįmanoma, jų apsakau, su partneriais nesutarta. Tai kai šito nėra, pas mus atėjo į komitetą. Aš dabar sakau šviežiausią informaciją, kurio tikrai pagal tą šviežiausią informaciją turėjo išeiti jau finansų ministrai įsikėlus vėliavą, tiek pirksim šiandien kažkokią tai vidutinio nuotolio raketų, vienu žodžiu sistemą, tiek ir tiek pinigų. Aš suprasčiau. Bet tai žiūrėkit, nuėjau į komitetą ir aš atsimenu, susėdėm mes visi. Pasakojam, klausau aš jį. Tai išėjom užpudryti baltai. Ta savo greta kalbė Kasčiūnas kaip dėjo. Žiūrau, kareiviai, kariuomenės mūsų tie karininkai, kurie atsakingi, šyp, bet laikų šypsena, nes jis ten taip duoda be kablelių kalbas, nesustos. Bandė kažkokio klausimą užduoti, kuo remiatės, įsitraukęs, aš tuos dokumentus įsivaizduoju, iš kur ištraukė, nes dalis tokom pastraipom, viena slaptai, kita konfidencialiai, kita slaptai, kita vėl riboto naudojimui, remiantis tuo ir tuo. Dieve mano, iš tos visumos ištraukęs gabaliukus, sukarpęs, nes sakau, jeigu kalbam apie oro gynybos temą, pagal kokius pajėgumus, kiek atlaikymų, taip toliau, nieks nepagrįsta. Tai pakalbėjo savo viziją.
aišku, kariuomenė sako, taip, visas tai, šito man būtų gerai turėti, viskas bus gerai. Vienu žodžiu, šiaip, laukiam kariuomenės vado, nauda, nieks nežino. Nu ir išėjom, gal pašnekėjau, išėjau. Žiūriau, kad jau deda į darbotvarkę, jau visko pirksim, jau mums reikia to, jau reikia nu. Nieks nesuderinta, niekas nesutarta, tai yra norų rinkinys, kai mes kalbam 400 milijonų, daugiau čia mes priskaičiavome. Milijardą 50 milijonų. Toliau sakom apie visuotinį šaukimą, užsičiaupkite jūs su tuo visuotiniu šaukimu bent jau šitoj kadencijoje, nes patys kareiviai pasakė, mes neturim dabartinės kariuomenės, kur tiek mes dabar pašaukiam, ne seržantų, kuriuos negalim apmokinti. Jeigu mes turėsim, padidinsim šiek tiek, sutrumpinsim arba padidinsim tą šauktinių skaičių, ar ne šiek tiek, mes pirmą pasiruoškim seržantus, nieko jų net neprikepim, per to nepasibaigi. Tai dabar šitas nutyla. Nereikia seržantų, kai turėsim seržantus, turėsim pajėgumus, atstatysim Aukštaitijos brigadą, nes dabar mes turim Geležinį Vilką, Žemaitiją ir Aukštaitiją. Dabar pasakysiu tokį dalyką, Aukštaitija mūsų nuginkluota. Nes atidavė Ukrainai, sakom, kad jinai gautų, mums reikia apie šitą kalbėti pinigų, nes būtent čia yra rezervas. Tas rezervas 120 000, kur dabar atėjo komendatūros kokią viziją. Susirinko su 3 000 sustojo, nes ateina, nėra kam jiem ruošti, neturi šauninkų, neturi nieko. O jisai jau čia, jau visuotinį šaukimą, kur čia mums dabar reikės pinigų, minimum 400-500 milijonų reikėtų. Dar tam pašaukimui. Ne, tai čia va, čia tu įkalkuliuoti. Nors visi sako, ir kariuomenės vadas sako, aš už, naujas, kad ir būtų ar ne, bet tai palaipsniui. Aš ir žinau, kad palaipsniui. Tai viskas čia yra... Kuleba pasakė, kad su lopetom gins ukrainiečiai Ukrainą, tai mes ginsim su kuokom. Tai va, kai aš matau kalbą finansų ministrai, mums reikia tiek milijonų. Ir žinau, kad burbului reikia taip, kaip jie įsivaizduoja. Bet įstatymus, kai priims, jie tai jau bus priimti, jau žmonėm kelnes maus. Pagalvok, degalai, viskas. Pabandyk pasakyti prieš, jau sakys, o, prorusiškas, man tai dar nedrįsta sakyti, nes pabandyk pasakyti, tai ne prorusiškas, bet esmė tokia. Degalai bus. Toliau žiūrėkite, tie, kas turi būtent verslo liudijimus. Anksčiau žmonės ne iš to. Mes prieisim prie verslo liudijimo, aš dabar tada Kęstučiui norėčiau pasakyti. Skaistė pareiškė šiandien komitete pas, reiškia, ar BFK, ar pas Dainių. Man pas nebuvo. BFK tada buvo paslingę pas savo draugelį. Biudžetą. Taip, tai pasakė, kad va šitas akcizo pakelimas ūkininkam ir visiems kitiem infliacija pakels 0,26 procentiniais punktais. Nu tai lyg ir nėra daug, bet gal Kęstuti tu galėtum pasakyti maždaug, kiek galėtų brangti galutinis produktas. Nu tarkim bulvė arba pieno litras pas ūkininką. Tai čia turbūt šiandien sunku pasakyti tai, bet kad brangs tai faktas, jeigu bus toksai žingsnis žengtas, ir turbūt dar pasakysiu šiek tiek daugiau, nes ką ūkininkų bendruomenė, žemdirbių bendruomenė kalba, kad vis tik neišsprendus tų klausimų, dėl kurių į Vilnių suvažiavo tiek technikos, tai sekantis žingsnis bus technikos išvažiavimas į magistralinius kelius ir jų blokavimas. Tai tikrai turbūt nesinorėtų palinkėti to turbūt žingsnio, nes vis tik tai turbūt, aišku, ir tie patys žemdirbiai supranta, kad jie bus iš karto apkaltinti, kad jie irgi agentai Rusijos čia dirba ir taip toliau. Bet tai kaip jaustis žmogui, kuris dirba į nuostolį ir tik tai dar po Joninių tą dieną važiuos, bus delegacija, aš irgi buvau prieš tai diskusijose Ukrainoje dėl rusiškų grūdų, rusiškų maisto produktų importo draudimo į Lietuvą, į Baltijos šalis, į Lenkiją. Čia pirmas etapas, o paskui kreipimosi į Europos komisiją, nes jie greuna tas trumpasias grandinės, nutraukinėja, užversdami pigesniais, nesvarbu, jie, rusai žinom, jie badu marins savo žmonės, bet jie kenks išveždami iš savo šalies į Europą ir taip, keldami chaosą, ką jie ir darė sėkmingai, nors iki tol kažkaip niekas nematė, tai, tuos mūsų ūkininkus ir, pastatė į tokią situaciją šiandien dienai, kai jie, yra ant egzistencinio slenksčio ribos. Ir, jeigu jau juos, kaip sakant, pradės bankai nuvarinėti, tie patys bankai, kurie lygtais čia dabar solidarizuojasi su gynyba, ir verkia labai,
kita ranka atimdami vėlgi iš tų pačių žmonių santaupas ir ten vėl perskolindami valstybei ir dabar, atiminės dar žemdirbių žemės techniką, ką jie yra įsigiję už paskolas ir tai turbūt, tik bus paskutinis žingsnis, kai tie žemdirbiai išvažiuos į kelius, bet jie nevažiuos į Vilnių tenai, kai buvo pirmą, čia praeitais metais, kai jie čia taip, šiais metais, kai jie taip, kultūringai parodė, atkreipė dėmesį, bet vis tik jie dabar jau kalba, kad jie buvo, išdurti tiesiai šviesiai. Jų tikslai neįgyvendinti buvo, pati vyriausybė suprato, kad pasaulyje didžiausias suskystintų naftos dujų akcizas, yra jau šiek tiek perlenkta. Tai čia, taip sakant, jau lengvai pasakyta. Ir bet Kęstai, žiūrėk, jį sumažino, dabar vis tiek jums per litrą degalų brangins 6 centus. Tai čia tik jūs visi ūkininkai jūs liko durniaus vietoj. Ir taip, kai Dainius pasakė, reiškia, tie patys mokesčiai nešti tik tai įvilkti į gynybos paketo pavadinimą. Alio mama. Alio mama, jo. Ir tuo metu, aš suprantu, kad Kęstutis, reiškia, serga už lietuviškus grūdus, nes ukrainietiškai, rusiškai grūdai labai muša kainas, bet štai aš Dainiui esu nusiuntęs, aš tikiu, kad ateis laikas, tu pakelsi ir tą klausimą. Apart to yra tiek įmonių, kad ir ta NL Content Baltic, kuri prekiauja papildais Lietuvoje pagamintais Novosibirske ir iš prekybos Lietuvoje 5 milijonai eurų mokesčių karinė pramonė. Aš tau siunčiau medžiagą. Ta reikia pakelti. Žiūrėkit, nuėjus į tą patį mokį vežį, kur čia žinom, kieno jis yra, pasižiūrėjus, ten cementas, kibirai. Kreivio, iškart sakau, įvardink tiesiai Kreivio. Taip, ir per aplinkui, per Kazakstaną ir kitas šalis iš Baltarusijos privažiavę kiek tik nori. Ta prasme, čia kiek laiko tai buvo, tokia vieša paslaptis ir kaip sakau, ant prieimų, ant durų plevėsuoja Ukrainos vėliava, bet viduj, pardavinėjami tie patys rusiški, baltarusiškos kilmės produktai. Ir tai, turbūt atsakymas į tai, kad, šitiems yra visiškai nusispjauti, nes biznis yra biznis, lygiai taip pat kaip ir kai kuriems kitiems. Tai šitoj vietoj, ir po to, tas klausimas, kad čia lygtais kažką uždrausti, tai jeigu mes uždrausim, taigi nebus biznio, tai kaip čia dabar uždrausti, lygtais trašas uždraudė, nes tai yra, ūkininkams ten ir taip toliau. Bet galiausiai tos pačios trąšos per Latviją, per tą pačią Lenkiją, kur irgi ten skandavo, bet realiai nukentėjo labiausiai būtent Lietuvos žemdirbiai, nes mūsų valdžia elgėsi labai principingai šito vietoje, bet aplinkui visi darė taip, kaip reikia biznį. Nemeluok, mūsų valdžia elgėsi debiliškai. Amerikonai baltarusiškom trąšom nuėmė restriction, tą embargą nuėmė 22 metų balandžio pabaigoje. Karas vasario 24 prasidėjo, o balandžio pabaigoje Baideno administracija nuėmė sankcijas baltarusiškom trąšom. Mūsų valdžia, kuriai ir jūs abudu atstovaujat, bet gal nebalsavot, elgėsi debiliškai. Tai Kęstuti, ne visose klausimuose jūs esate opozicija. Ypatingai Bakas, Griškevičius ir Savickas. Dievai nematė, tai bus politinis, kada nors politiškai padiskutuosim, Kęstai. Bet dabar grįžtant prie to paketo, kuris tai yra mokesčiai. Žinot, kas šiandien ką pasakė Skaistė? Jeigu norėsit, aš turiu įrodymą. O čia būdu įsiklausykit. Tie, kas uždirba 1700 eurų, mes negalime pavadinti gyvenančiais ties skurdo riba. Šita, supratai, ką aš turiu omeny, ką norėjau pasakyti? Net girdėjau. Net girdėjai. Šita Skaistė
Jinai neskaičiuoja matomai, kad už 1700 eurų reikia susimokėti už šildymą, už elektrą, reikia sumokėti nuo to mokesčius. Jeigu tai yra smulkus verslas, jam reikia susimokėti už patalpas, jam reikia nupirkti dukrai batukus, į mokyklą knygas ir dar pavalgyti. Ir šita aiškina, kad 1700 eurų tai nėra skurdo riba. Tai yra cinizmas ir už tokį dalyką šiaip jau reikėtų teisti karo tribunolę. O ten teismo procesas labai paprastas. Ir ji, va tam Dainiau pakete, Kęstuti, yra kartelės nuleidimas iki tokio lygio, kad galėsi būti reiškia 2000 eurų per mėnesį, jeigu tai yra tavo pajamos, tu gali turėti, reiškia, verslo liudijimą. Taip. Jeigu 2100, tu privalai pirkti individualios veiklos pažymėjimą. Taip pat siūloma verslo liudijimų reguliavimą šiek tiek keisti, pačias verslo liudijimo kainas kaip iki šiol, taip ir toliau nustatinėtų savivaldybės. Tai čia šiek tiek yra misinterpretacijos, bent jau žiniasklaidai, sakant, kad viskas, kad vyriausybė didina mokesčius tiem, kurie dirba pagal verslo liudijimą, bet visgi verslo liudijimų įkainius nustato ir toliau savivaldybės, tiesiog atsiranda tam tikri reguliavimo pokyčiai. Tai reiškia, kad verslo liudijimus galės įsigyti tik tai smulkiausiai verslininkai, kuriuo apyvarta metinė yra iki 20 000 eurų, tai yra beveik 100 000 eurų per mėnesį. Manom, kad tokiem asmenim galėtų likti supaprastinta forma, tai yra verslo liudijimas, tuo tarpu tie, kurie gauna aukštesnės pajamas, turėtų tiesiog pradėti veikti pagal individualios veiklos reguliavimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žlugdo smulkius ir vidutiniai verslą, ką praeitais metais pavyko sukoncentruoti arba bent sutelkti jėgas ir pasakyti, kad atsisukim iš tų žmonės, nes iš tikrųjų skursta ir būtent privatus verslas atneša daugiausiai biudžetą pinigų, 82% visų pajamų, kas liečia verslą, tai ir yra iš tos ryties ir valstybė turi prisidėti prie tų verslo skatinimo formų. Dėl to ir ta linija buvo anksčiau pakelta iki 45 ir taip toliau, o dabar jie ne tik tai šitarnai. Ir čia dabar paskaičiavau tos 20 000, kur skaičiavo 1666, 36, tai velnių skaičius. Kita vertus dar ir jie netgi neleis trumpiau įsipirkti, 30 dienų įkelia. Taip. Būtent tik mėnesių galėsi pirkti, įsivaizduoji. Esmė ta, kad tikrai smulkų vidutiniai nusitaikė ir praktiškai žlugdys, gražiai vėl įvilkdami į tuos žodžius, oi, kad čia viskas gerai. Taigi mes pagal jų paskaičiavimą, tai tikrai patys laimingiausi žmonės esame prieš tos valdžios. Čia Šimonytė taip pasakė. Ir ypatingai jaunimas. Ypatingai jaunimas. Tai esmė ta, kad ir aš sakiau, prie šitos valdžios, tegu žmonės girdi, mato, ką jie įsirinkė, tikrai paprastas ir skurstantis žmogus gyvens dar skurdžiau, nes jie gina tik į turtingų interesus. Buvom šiandien Seimo posėdžių salė, pasakė, o kodėl lezų jūs nematot? Ten, kur turtingi, viską nulinis apmokestimas, apie tuos net nekalbama, ne? O su šitos, būtent siūlymus, kuriuos aš sakau, jau girdėjau ir anksčiau, jiems nepavyko, tai dabar tik įvelka, gynybai, o tai gynybai, aš pats nacionalinio saugumo gynybos komitete sėdžiu, aš sakau, ką jūs nežinau, ką jie čia siūlo, nes tas, kas buvo suderinta, tai ten tiem pinigų užtenka ir jie pagal nereikia jokių mokesčių kelti. Tai esmė tokia, kad vis dėlto pudrins smegenis, bando visą šitą, kaip sakyti, ir nusitaikė. Būtent, kai sakai, į tuos dabar verslo liudijimą, kaip ir labai gražiai suskaičiavai, tai praktiškai žmonės, kai šitą dalyką girdi, iš ties ar ne, ir galvoja, o tu Dieve, tai ta migracija, kai mes dabar šnekam ar ne, tu apsikeis, tu tikrai Baltarusių prisileis, nes lietuviai išbėgs ir jie nieko nematys to didelio skirtumo, bet negana to, jie dar ką pasakė, savivaldybė čia kaltos, kadangi... Taip, mokesčių savivaldybės. Skaistė vyriausybė nepriko. Bet čia nepriko, bet sekantys siūlymai jie siūlo būtent agentų pajamų mokesčių irgi paimti iš savivaldybės, vienu žodžiu apie 150 į savivaldybės ir dabar žiūrėkit, kaip tęsia vėl. Tęsia savo labai, kaip pasakyti, gerai pradėtą projektą priedangų, jau mums tiek priedangų prikūrė. Kai mes pažinom, tik lipdukus suklijavo, ten, kai atvažiavam pažiūrėti tuose mokyklos arba tuose sandėliuose, tai ten šiukšlynai. Ir kur tie pinigai panaudoti, tai jie ką toliau klijuos lipdukus ir tas planuoja surinkti, aš dabar sakiau, 150 milijonų. Žinai, kaip sakė, kadangi verslas dar gyvas,
regionuose, taip pristatinėjau, uždirba pinigų, galėtų ir pasidalinti gynybos mokesčiai. Galėtų, tai ta 100, net nepajaus tą 150 milijonų, kai sako merai visi sukėlė, mes socialinių paslaugų trūkumas, galėtų mystyti ir taip toliau, darželiai ir nebereikalų mokyklos, bibliotekų susidarinė. Bet taigi rytoj karas. Karas ir tu jeigu nesusitinki, tai tu prieš oro gynybą? Ne. Tu už tą trečią, tai kaip ketvirtą. Tai esmė ta, kad taip, Arnai, vienintelis dalykas, taip, mes šiandien kalbam, žmonėms reikia rodyti atvertą akis, bet čia nėra ką reikia stabdyti šitą beprotybę ir šitą mokestinę aferą, aš kitaip jūs. Taip, aferą. Mes jau pradėjom nuo skolinimuose. Nes aš kitą tokį nuojautą turiu, tik nuomonę, kad visa tai už to stovi vėl naujų lesyklėlių kūrimo schemos, kurias mes dabar, žiūrėk, viešo erdvėje apie FoxPay šnekam, ar ne? Navickienės. Jo, bet ten nuomota, perpirkta, uždėta, kažkas kažkur, čia ne mano kiškis, kaip ten ir taip toliau, aš ne prie ko, bet kaip suveda giminės. Ne mano daržas, ne mano pupos. Ne mano pupos ir taip toliau. Einam prie, dabar mes žiūrim irgi komitete pasų įsigijimo schemas ir taip toliau gaminimus, kaip per Baltarusiją, kaip reikia Baltarusija, tokia baisi ir tie KGB dirba, pasirodo mūsų pasus gamina, ryšį galimai turintį su Baltarusija. Nekalbam apie tuos praloštus pinigėlius, apie kitą savaitę girdėsim apie, jau pradės konservatoriai įžangą apie internetinį balsavimą siūlyti, aš nekėjau kibernetiniais skyliais ir jeigu mes sakom verslo, kiek yra Rusijoje, tai kalbam vėl apie tą juodą internetą, tu neįsivaizduoji, kiek ten yra informacijos, nutekintus, kiek Lietuvos verslo yra vis dėlto Rusijoje. Ir šito nemato. O tai jeigu atrink, ar ten yra konservatorių kvapo, tai aš manau, kad kitoj kadencijoje turėsim gerą progą, nes dabar mes neprieinam. Jūs kitoj kadencijoje tu dar negalvok, jums reikės, jums čia ar dar papulsit, jeigu jie prasitęs. Padarys, kad nebūtų vėl rinkimai aktyvus. Kęstuti, tavo nuomonė apie sunaikintą smulkų į verslą? Jis jau yra. Tai turbūt čia nereikia būti dideliu, kaip sakant, ekspertu, užtenka sekti ir viešą erdvę ir matant turbūt situaciją, ne tik bankrotų, lyg tai sako, bankrotų mažiau negu čia prieš kelis metus po COVID-o, kai buvo, bet tai ten buvo turbūt specifinė situacija ir aplinkybės ypatingai maitinimo įstaigom, bet dabar situacija lygiai tokia, panaši, bet galėtų, aišku, viskas būti geriau, bet matom prie šitų aplinkybių, kad ypatingai būtent čia tarptautiniai ekspertai atkreipia dėmesį, kad įsiskolinimų kiekis didėja ir tos grėsmės, turbūt ir mes viešo erdvėje matom, kiek transporto įmonių bankrutuoja, atleidžia darbuotojus, kiek atrodo, nors čia lygtais ekonomika, jeigu jau čia girdint iš mūsų vyriausybės, ten kai kurių konservatorių, kad čia viskas klesti, viskas čia tik gerėja ir gerėja, bet jeigu pervežėjai bankrutuoja, tai tikrai reiškiasi nėra taip, kaip čia piešiama rožinėm spalvom. Kitas dalykas, vėl ypatingai turbūt, ką kalbant apie smulkų į verslą, čia tos, ką ministrė turbūt nesuvokdama realybės, nes jinai turbūt nenusileidžia iki to lygio, kur daugiausiai žmonių dirba, kur įsilaiko šeimos, kur individualiai dirbantys ir mokantys mokesčius, neprašantys pašalpų dirba, tai visi tie smulkieji, tai pradedant turbūt nuo kirpėjų, automobilių remontininkai, smulkus visi apdailininkai, statybininkai ir taip toliau, tai turbūt tai yra didžiausias sektorius, kur dirba ir tie patys žemdirbiai nežino, ta prasme yra nežinomybė, nes pasakyta, nes žemdirbiai mokesčius moka šiek tiek kitaip. Ir tas, jeigu bus paliestas gyventojų pajamų mokestis dar kažkurioje tai stadijoje, ir čia didžiausia baimė, kad bus prieš prieimimą, kai nebus galima nieko padaryti, tik tai bus balsavimu nukryžiuoti jie visi ir žemdirbiai turės dar ir nuo gyventojų pajamų mokesčio susimokėti, tai tada turbūt bus iš viso kažkoks tai chaosas ir tie, kurie smulkieji šiandien dieną jau dabar turbūt nesudėtingai gali pasiskaičiuoti kiekvienas, kiek jam teks ta našta, tai turbūt prie šitų veiklos sąlygų daugelis gali tiesiog pakelti rankas ir sakyti, ką jeigu aš
lošiau čia, na, žemiau skurdo ribos po mokesčių, jeigu jam lieka tenai 500, na, plus eurų ten vienam žmogui, tai jisai sakys, na, tai po velnių, kam čia man, kaip sakant, plėšytis, tuos nervus gadinti, jeigu, na, paklausa mažėja, darbų nėra, o mokesčius mokėti reikia, tai, na, jisai, kaip sakant, žmogus pasiskaičiavęs eis į tą pačią darbo biržą, užimtumo tarnybą, kur, na, tegul jį užiminėja ten tos ministrės, kurios, na, lygtais čia labai kažkaip tai gerai dirba. O tai reiškia, kad, na, papildomai valstybei tų žmonių išlaikymas dar kainuos. Ir vis tik tai turbūt tas sniego gniūžtės principas, kur, na, jau galima pasižiūrėti netgi Estijos, nors ten mokesčių reforma, mokesčių sistema yra visai kitokia, bet pasiekmės kokios, kad, na, lygtais buvo visada mūsų, prisiminkim, vyriausybės, ypatingai ir premjerė, ir finansų ministrė, na, rodė Estiją kaip labai gerą pavyzdį, kad tenai viskas labai gerai klesti, moka jie didesnius mokesčius, bet jie daugiau visko padaro, jie daugiau surenka, jų BVP, na, dideliais žingsniais šuoliuoja į priekį, bet, na, po tokių drastiškų žingsnių, na, atsitiko taip, kad, na, jie dabar galvoja, kaip tai turbūt atšaukti ir padaryti, na, tuos mažus žingsnius, kad vis tik ta ekonomika ir ypatingai smulkus verslas, jis labai yra jautrus tokiems pokyčiams, kur, na, su jais net neišdiskutavus, nes, na, nebuvo jokios diskusijos. Jeigu sako, kad mes pakvietėm į vyriausybę visus, tai atėjo pramonininkai, didieji ten, kurie, na, ta prasme, kiekvieną dieną sėdi, o tie mažieji, na, jų net niekas neklauso, tai apie ką mes kalbam. Taip, ir čia jūs sakėte, kad Dainius sakė, reik stabdyti. Kestas sako, prastums buldozerių. Nei Dainiau šauniko neturi, kaip Aukštaitijos brigados narys. Neturi, nes tie neturi su kuo nušauti. Čia kaip tam gražiam garsiam filme, jo. O nusišikt man jūsų šautuvo. Prisimeni? Duonos duosit? Ne, o ką duosim? Ir kaip ten pasakė vienas iš brolių Lokių, kad daugiau nieko neturim. Tik šauniką. Tai jūs, Kestas sako, buldozeris, tu sakai stabdyti. Ir tai gerai. Va to konkretus įrodymas, kaip buvo bandymas sustabdyti. Čia atsirado opozicijos iniciatyvos akivaizdžiai žlugdančios kitų metų gynybos finansavimą. Tai aš pasinaudodamas teisę, kaip einantį Seimo pirmininko pareigas šiuo metu, turiu teisę pasiūlyti ypatingą skubą. Tuomet visi tie reikalavimai dėl svarstymų atkris ir galėsime normaliai priminėti šios projektus ir suspėti. Kadangi iš tikrųjų išskirtinis dalykas yra užtikrinti mūsų gynybos finansavimą, tai manau, kad tai yra pagrindas prašyti ypatingos skubos. Jūs dar nepamiršt pasakyti, kad jūs šiandien ir prezidento pareigas einat. Sveiki atvykę į Baltarusiją, nes jums opozicijos išvis nereikia. Dabar jeigu jūs žiūrėtumėte ypatingos skubos tvarką, tai statute labai aiškiai pasakyta, kad jinai yra galima, kai yra mobilizacija ir karo padėtis. Tai aš nežinau, gal jūs pirmą kaip valstybės vadovas, dabar jau apsišaukęs, paskelbkite mobilizaciją ir karo padėtį ir tada galėsite ypatingos skubos tvarka eiti. Va, ir jūsų paskutiniai pamąstymai. Gynybos paketas, buldozeris ir skurdinimas. Kęstuti. Tai aš manau, kad vis tik valdantieji neturi šiandieną 71 balso ir jie turės, na, ieškoti kompromisų. Ir su jumis, Kęstai, su jumis ir socdemais turi. Ne, tai su mumis ir socdemais turi ir su valstiečiais turi, bet net pagal pateikimą galime pamatyti balsavimo po pateikimo, kad vis tik, na, mažai yra tų, kurie, na, tiki, kad jisai praeis ir jeigu nebus ieškoma susitarimo, tai yra, na, turbūt šansų praktiškai nebus. Tai manau, kad, na, turi būti atsižvelgta ir į tą akcizą, ir į, na, kitus, ypatingai smulkaus verslo, nes kitu atveju turbūt tuo ir pasibaigs šitą kadenciją ir šitą mokesčių reformą. Taip, iš ties
patikslinsiu, su valstiečiais jie neturi nei vieno balso ir neturės, garantuoju. Tai čia viena. Antras dalykas, tikrai, vis dėlto, kaip žiūrėjom, netgi už tą paketą, ne kur prasibalsavo pateikime, jie neturi tų balsų. Tikiuosi, kad ir liberalai, kurie pasitė po rinkimų, irgi nesubalsuos. Dabar subalsavo, 64 buvo. Bet dar kartą kartuoju, ir čia yra faktiniais aplinkybės, kurias tu parodai visą Arnai laidose, kad konservatoriai yra vis dėlto didžiausia grėsmė mūsų Lietuvai, nacionaliniam saugumui ir žmonėms, nes dabar dar sykį sakau, pagrisdami neva tą savo kilnę mokestinę, aš kitaip jos aferą nevadinu, tipo gynybos fondų kūrimą, ar ne, bando pasakyti, kad visa tai daroma dėl kažkokios tai gynybos sistemų kūrimo ir taip toliau, apie kurią tikrai nieko nesuderinta, nieko jiems nepritarė ir aplamai tai yra visiškas melas ir tuo bando kažkaip prašyti tų pinigų, tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, nusitaikiai, matom į ką ir tie tikrai žmonės, žinokit, į smulkų vidutinį verslą, kurį dabar kaip sykis pažiūrėjau, iš 4-3 darbo vietas naujas sukuria būtent smulkus vidutinis verslas ir daugiau negu 82% darbo vietų ES sukuria smulkus vidutinis verslas ir jie nustaikė į jį būtent žlugdyti. Ir kitas dalykas, jeigu dar ir į degalus, tai reiškia vartojimo mokestis visiems žmonėms ir paprastam žmogeliui, vienu žodžiu, kad padidinti maistas, didintų ir taip toliau, ir plus paminuoja, jau jie ruošiasi savo ateitį, įsivaizduokit, kaip jie projektuoja, jie šitą kadenciją prapila. Tai jau mokesčius įsigalioja 26, 7 ir 25. Jau jie minuoja savo, kad būtent ateinant čia valdžia, kuris skurdins neva žmonės, ar ne, jie jau galvoja dar po kitos kadencijos vėl papulsim į valdžią. Tai esmė, antiek jų klasta, antiek jie sukti ir antiek pavojingi. Jie genialūs, tai sakau, alio mama, tai yra profesionalai, jie tų ir atsišaukėlių, jie prezidentų turi, kuris ypatinga. Mobilizacija ir karas. Aš pirmas iki mačiau susigėdusi, apsisuko, kuprą įtraukęs, pim, ir jis daugiau neprašė, nes esmė ta, kad jam turbūt jau buvo labai didelį gėdą, bet esmė tokia, bet vis tiek daro, stumia, ir buvo pavyzdys, stumia, apgaudinėdami, prisidengdami kuo, karu ir šventų dalykų, dėl kurio dar mes sutardam, tai būtent dėl gynybos. Dabar iš vis neliko nieko susitart. Mes dabar kausimės iki, nežinau, iki naujų rinkimų ir iš tikrųjų įsikasėm vėl kirvius, nes esmė buvom dėl gynybos dar kažkaip tai visą laiką sėdėdam susitarę. Čia ne gynyba, čia vagystė. Čia skurdinimas ir vagystė. Akivaizdu. Ar akivaizdu, kad skurdinimas ir vagystė? Žiūrėkit, man tai yra labai primena automobilių taršos mokestis. Prisimenat ir jūs kritikavot ir, kaip sakant, mes jį priminėjom su Dainium kartu, bet, žodžiu, šitą jie ateidami sakė ministras ypatingai ir visi, kad jį mes atšauksim, pakeisim, kad jis būtų tikrai normalus, šito negali būti. Ir kas gavosi, ne tai, kad nepakeitė, neatšaukė, indeksavimą padarė, kad jis dabar, prilygsta tikrai normaliam mokesčiui, bet esmė, kad jisai nėra taršos mokestis, yra papildomas mokestis užkamšyti biudžeto skyles. Jis niekaip neįtakoja, neišleidžiamas taršai mažinti. Tai, turbūt tai yra lygiai panašiai. Man didžiausia baimė, kad tas gynybos pavadinimas prie to, su visa pagarba, kad gynyba yra čia mums tikrai svarbu ir kad tas fondas nebūtų kažkaip tai palikta tam fonde kažkokių tai skylių, per kurias, kiek reikia į biudžetą mes galim dasikrapštyti ir kažkaip tai, susibalansuoti. Tai bijau, kad tai nebūtų dar vienas toksai, kažkoks tai darinys, kuris neatliks tos pagrindinės funkcijos, o tai bus tik tai užsikamšyti tas skylės ir kaip jau mes čia apkalbėjom, kažkam labai gerai gyventi, o visiems kitiems skursti, vargti ir emigruoti galų gale. Ačiū Kęstuti, ačiū Dainiau. Aš dabar visą laidą, kai mes čia kalbėjom, samokslavom, čia bus tos skylės, bus lesyklėlės. Žinot, tie, kas turi pinigų, tie patriotiniai žmonės, jeigu Dainiau, tu, kad ir kartu su Kęstu, pateiktumėte planą, kaip neskausmingai šitą valdančiąją išmiešti ir neprileisti kokią 20 metų. Tai aš duodu ranką nukirst kaip Kasčiūnas, kuris dar ranką vaikšto su abiem rankom, nors Šimonytė visur pralaimėjo, kad žmonės už 2% palūkanų pinigų jum paskolintų.
Supranti, ką aš turiu omeny? O šiaip baigsiu šią sąmokslo teoriją labai liūdnai, nes ją geriausiai nuvainikuos, ką Kęstas ne vieną kartą pasakė, nenuvainikuos, o vainikuos šią sąmokslo teoriją. Tokia pakankamai liūdna, bet labai logiška Aido Gedvilo frazė. Ačiū, mielieji, iki kitos savaitės. Stebint visus tuos paraštus įstatymų projektus, man kilo tokia idėja ir pastebėjimas, kad žinote, ką pamiršote apmokestinti - lėktuvų bilietus. Nes po to, ką paruošėte, migruojančių iš Lietuvos, manau, srautai ne padvigubės, o patrigubės. Lietuvos patriotai nori gyventi Lietuvoje ir nori, kad Lietuva būtų saugi valstybė, todėl investicijos į taiką yra mūsų visų bendras interesas. Ir man atrodo, stiprinant savo gynybos pajėgumus, mes sustipriname saugumo jausmą, kurį mes turime savo valstybėje. Tas yra daug svarbiau negu tai, ką jūs įvardinote.